Sveiki visi, esame vėl plytinėje Vilniaus kartodrome. Šiandien turime lietingą orą, turime lengvą lašnojimą, taip pat trasa yra kiaurai permirkusi su netgi stovinčiu vandeniu. Ir šiandien šiek tiek važiuojame kitokiu formatu, tai yra lenktynių formatu, kurį sudaro 3 atskiri važiavimai. Taigi pirmas važiavimas yra susipažinimas su trasa, su trasos konfigūracija. Antras važiavimas yra kvalifikacinis, kai mes kaunamės dėl pozicijos, iš kurios vėliau startuosime. Taigi tas, kuris atvažiuoja greičiausiai, turi geriausią rato laiką, tas startuoja pirmas. Ir po to turime trečią važiavimą, kuriame jau kaunamės dėl pozicijų ir kuriame laikas tampa nesvarbus. Man labai pasiseka, kad iš pitstopo pajudu pirmas, nes tuomet man nereikia apsilenkti lėčiau važiuojančių ir turiu pakankamai išvarę trasą, kad galėčiau bandyti maksimaliai greitai važiuoti. Taigi trasos konfigūracija yra šiek tiek pasikeitusi nuo vasaros, čia vietoj posūkio į dešinę tiesiog važiuojame toliau. Didelė pagalba esant slidžiai dangai yra šitie kerbai, kurie padeda neįslysti ir po pirmo rato prasidėjus antram, matosi, kad aš esu antroje pozicijoje, kas jau šiaip yra visai neblogai. Taigi judu toliau, bandydamas pagerinti ratą, tiesiog galima pasidžiaugti, kad tokių lietingų orų plytinė pasirūpina aprangą ir atvažiavus tiesiog tiesiai iš ofiso galima įlįsti kombinezoną ir nebijoti sušlapti. Taigi, kaip matysite, ne visą laiką pavyksta suvaldyti kartingą ir dažnai jis atsiduria tikrai ne ten, kur aš norėčiau. Taip pat, kad yra sudėtingos sąlygos, ypatingai mažiau važiuojant, galima pastebėti ir čia, kur tiesiog kartingas jau yra išvažiavęs iš trasos ir įsirėmęs priekiu į žolę, į kalniuką ir negali pajudėti atgal. Taigi, turime vėl rezultatą, dar vis esu antroje pozicijoje ir nepavyksta pasiekti pirmos. Čia stengiuosi būti arčiau apekso, tikėdamasis, kad galbūt pavyks geriau išvažiuoti. Ir iš tiesų daug kur trajektorija pasirinkta yra bandant tiesiog vengti įvažiuoti į didesnę vandens balą, laikytis ten, kur atrodo, kad yra sausiau. Tai kur tiesiog nėra jokios galimybės išvengti ir vis tiek esi priverstas važiuoti per balas, kas iš karto momentaliai pablogina sukibimą. Taigi trečio rato pabaiga ir tuo sužinosime, kaip mums sekėsi. Taigi vis dėlto šitas ratas buvo blogesnis ir aš dabar esu trečioje pozicijoje. Taigi ketvirtas ratas ir dar nieko nesutinku, tuo labai ir džiaugiuosi. Ir, tiesą sakant, iš galo irgi niekas nebaksnoja, kas irgi mane džiugina. Daug darbo iš tiesų yra tiek vairu, tiek vairuojant stabdžiu ar gazu. Vėlgi ketvirto rato pabaiga ir dar vis esu trečioje pozicijoje. Taigi beveik pusę laiko jau praėjo, per kurias galima buvo užsitikrinti poziciją. Čia, kaip matote, padarau klaidą, ačiū Dievui suvaldau kartingą ir nesusisuku.
tokių dar epizodų matysite ne kartą, nes vis po truputį bandai važiuoti vis greičiau, kas priveda prie įvairių klaidų. Čia, pavyzdžiui, netgi slysta vairas iš rankų. Nu ir dabar situacija yra tokia, kad turėjęs 5 faktiškai ratus visiškai tuščius, jau pradedu vytis lėčiausiai važiuojantys žmonės, reiškia atsiras papildoma kliūtis, nes reikės ieškoti per kur apsilenkti, kada apsilenkti. Nu ir va, 5 rato pabaiga, esu dar vis 3 pozicijoje. Taigi čia buvo dėkinga situacija, galėjau per vidinį faktiškai apačką paimti ir iš karto vejuosi sekantį. Čia truputėlį išvažiuoju per plačiai. Stengiuosi išnaudoti trasą kiek įmanoma, ten, kur tai atrodo prasminga. Taigi vėl priešais save matau kitą vairuotoją, vėl tenka galvoti, kurgi aš jį pavysiu. Ar tiesioji, ar truputėlį anksčiau ir ar pavyks jį apsilenkti gražiai, ar turėsiu pasistabdyti. Taigi dažnai tenka keisti lenkiant trajektorijas, tai yra ne patys geriausios trajektorijos, bet turint omenyje, kad turim ir įvairias balas. Taigi vėl pakylu į 2 poziciją, kas yra labai džiugu, ir vėl nusileidžiu į 3, kai Aivaras pabaigė savo ratą. Judame toliau. Tarp kitko, reikėtų paminėti, kad važiuojant, kai lyja lietus, bet didelis iššūkis yra ir rasojimas, nes turime prasiverti bent truputėlį šalmo stikliuką tam, kad turėtume geresnę ventiliaciją, priešingų atveju aprasojo stiklas ir nieko neįmanoma matyti. Bet jeigu prasirėme per daug, tai galime gauti vandens pliūpsnį ar iš priekį važiuojančio kartingo, ar tiesiog net kai pasukame kartingą kažkurią pusę, ratai pasisuka, tada visas vanduo keliauja tiesiai į mus. Tai reikia rasti šiokį tokį balansą. Čia 7 ratas ir panašu, kad bent trumpam buvau 2 pozicijoje, bet vėlgi iš karto nusiritu atgal į 3. Tai rodo, kad turime gana stiprius varžovus, bent jau mano vairavimo lygiui, ir turėsime gana įdomios varžybas. Ir čia gana skaudžiai išslysta ir atsitrenkia į bortus, kas gali būti tikrai skausminga, nes šonas įsiremia į kėdutę ir galime turėti gana didelę mėlynę ir šoną skaudėti ilgai. Čia kitas vairuotojas susisukęs pajuda iš vietos ir gana sparčiai, tai tikėjausi, kad galbūt turėsiu kažkokią tai tarpelį, bet jis vėl padaro klaidą, aš buvau dėkingai pozicijoje ir jį neatsitrenkiu. Prieki dar 2. Taigi šitame rate pakankamai daug trukdžių ir tikrai jisai nebus geras ir tikrai lyginant su geresniu net praradau apie 2 sekundės, vien darydamas įvairius lenkimus. Taigi baigėsi mūsų kvalifikacijos važiavimas ir dabar turime formation lap, kas reiškia tiesiog judame link starto pozicijos tokia eilės tvarka, kokia ir sustosime. Taigi čia jokių lenktyniavimų nieko nėra, tiesiog reikia tvarkingai nujudėti iki starto linijos.
Taigi padarome beveik pilną ratą ir tuoj privažiuosime personalą, kuris mus surikiuos. Oro sąlygos per tą laiką nepagerėjo, vis dar turime šlapę dangą, kurioje ir yra net ir balų. Ir štai yra kartodromo personalas, kuris leidžia kartingą po vieną ir juos išstato prie starto linijos. Čia svarbiausia neįsibėgėti, kad visiems būtų saugu ir paprasta. Štai atsistoju į savo startinę poziciją ir dabar pirmas startuoja Adomas, antras Aivaras ir lauksime, kol išstatys visus kartingus. Taigi turime po švieslentę yra šviesoforas, kuris ir indikuoja, kada reikia startuoti. Taigi startas duodamas ne vėliava, o šviesoforu. Vėl visi susitelkę žiūrime ir užsidega žalia, pajudame. Aš bandau padėti kartingui pajudėti, faktiškai išsilygiuoju su antroje pozicijoje esančiu kartingu, turiu vidinę apeksą ir artėjame prie esminio posūkio, kuriame svarbu ir išlaikyti greitį ir nenuslysti. Taigi, atsirandu antroje pozicijoje, kadangi šiek tiek trajektorija nebuvo tobula, išvažiuoju už kerbo, sudėtingesnis posūkis, kadangi palikau laisvą vidų, taigi vėl faktiškai prarandu poziciją, bet šitame posūkyje atsiemu ir dabar tiesiai už Adomo bandau neatsilikti. Taigi įtampos pakankamai daug, kaip važiuoti saugiai neįslysti, nes vienas paslydimas ir visos pozicijos gali būti prarastos. Taigi bandom ir greitai važiuoti ir nepadaryti klaidų. Taigi turime lengvą kontaktą, dabar važiuojame vėl bamperis į bamperį, aš šiek tiek važiuoju platesnę trajektoriją, Adomas atitolsta, tai paima vidinę apeksą, bet išslysta iš trasos, kas leidžia jį šiek tiek pasivyti. Ir dabar turime tiesią. Taigi mūsų trajektorijos gana panašios, klausimas tik tai yra dėl stabdymosi, kas pastabdo vėliau, kas greičiau sugeba įsibėgėti. Bet po truputį matau, kad atstumas didėja. Tiesą sakant, iš galo manęs niekas nebaksnoja, tai dėl to labai džiaugiuosi. Panašu, kad bent jau yra šioks toks atstumas tarp manęs ir Aivaro. Ir štai matome, kad tikrai yra gana sudėtinga važiuoti, kartingai tikrai slidinėja. Štai kampeliu matėsi Aivaro kartingas, reiškia, jis alsuoja tiesiog į nugarą, bet trūksta vienos nedidelės klaidos ir prarasiu savo poziciją. Taigi faktiškai važiuojame tryse, atitolę turbūt nuo visų ir štai Adomas gana greitai atitolsta, aš išslystu šiek tiek iš trasos, kerbai padeda gauti sukibimą ir judame toliau. Su kiekvienu ratu matosi, kad vis dėlto Adomas tolsta, tai jį pasivyti faktiškai gali ir nepavykti.
Bet tokios varžybos, toks formatas iš tiesų yra įdomus, nes viena nedidelė klaida, vienas susisukimas ir situacija gali dramatiškai pasikeisti. Čia netgi slystelėjau, šiek tiek atsirėmiau bortus, kas irgi neprideda greičio. Taigi jau po 5 rato galiu pasakyti, kad iš tiesų progos pavyti Adomą nebeliko. Faktiškai aš jo nepavėjau, jisai važiuoja šiandien greičiau ir belieka išlaikyti savo poziciją. Kadangi mūsų dalyvaujančių vairavimo lygis yra labai skirtingas, vieni važiuoja kartininkais dažniau, kiti rečiau, todėl jau praėjus 5 ratam pradedame prisivyti lėčiau važiuojančius ir jau reikia galvoti, kaip apsilenkti. Dar vis apsidairau, ar matosi kas nors važiuojantis iš galo, judame toliau. Ir nors Adomas pilnai neišnyksta iš mano matymo lauko, bet realiai atstumas yra per didelis ir jį pasivyti yra faktiškai neįmanoma. Taigi vis turiu problemą, arba rasoja stikliukas, arba gaunu vandenį į veidą, tai vis atsidarau, tai vis užsidarau. Čia pabandau laikyti šiek tiek arčiau kerbo, tikėdamasis, kad galbūt pavyks sumažinti atstumą ir atrodo, kad visai pasiteisino idėja, negu bandyti šiek tiek iš plačiau.
dar vis lieku antroje pozicijoje. Ir čia vos nesusisuku, bet pavyksta išgelbėti kartingą ir važiuojame toliau. Čia turime ką tik tai iš vietos pajudėjusi vairuotoją, kuris važiuoja truputėlį trajektoriją, kurią norėčiau ir aš važiuoti. Bandau paimti per vidinę trajektoriją, pavyksta, apsilenkiu ir judu toliau. Čia stengiuosi išnaudoti visus nevygimus, kad bent kažkaip ratas turėtų sukibimą ir važiuojame toliau. Ir štai matome vėliavą, kuri indikuoja apie tai, kad varžybos baigėsi ir baigiu būdamas antroje vietoje. Taigi važiavimas bendrai man labai patiko, buvo smagu, tikrai pakartočiau. Iki kitų peržiūrų ir susitiksime trasoje.